Bendri principai. Jūs neabejoju esate puikiai susipažinę su atnaujinta istorijos programa, matėte pokyčius ir, na, turbūt irgi pastebėjote, kad jie 8-7 klasėje nėra tokie drastiški, sakykime, kaip 5 arba 6 klasėje, tai irgi atsispindės mūsų atnaujinto vadovėlio turinyje. Tai yra, iš esmės, e, atsiranda tam tikrų keletas naujų galbūt temų, keičiasi chronologinės ribos ir šiuo atveju tai yra Liudvikas XIV ateina iš 9 klasės į 8, tai tas irgi atsispindės mūsų vadovėlio chronologinėse ribose, tai yra pasaulis ir Europa, atskiri skyriai. Mes laikomės tos pačios tradicijos, kas buvo ir mūsų senesniuose vadovėliuose, atskiri skyriai pasaulio ir Europos istorijai, nuo Vakarų Romos imperijos žlugimo iki Liudviko XIV. Ir atskiri skyriai Lietuvos istorijai, tai apibendrinant galima sakyti nuo Mindaugo iki maždaug nebyliojo Seimo, kuomet buvo jau tam tikri abiejų tautų respublikos silpnėjimo ženklai. Vadovėlio struktūra irgi įprasta, tai yra 2 dalis, viso bus 48 temos ir temos plus, bet prie to ateina visas blokas papildomos medžiagos, tai yra istorija aktyviai, tyrimai skirti būtent kompetencijų įvairių ugdymui, taip pat pasikartojimai ir blokai žinau, moku galiu. Bendras skaičius mes maždaug paplanavome, kad mokytojai vis dėlto turėtų erdvės pasikartojimas, kad nebūtų vien temų ėjimas ir mokytojai turėtų manevro laisvę būtent įvykdyti tam tikrus pasikartojimus, tam tikras veiklas su moksleiviais. Todėl tas temų skaičius yra toks maždaug optimalus, kad būtų ir laisvo laiko kažką tai nuveikti ir kažką tai padaryti. Dabar konkrečiai apie turinį. Šiuo metu aš jums parodysiu būtent pirmos dalies turinį. Jūs matote 14 metų, tai yra vadovėlio pirmtakas ir 25 metų vadovėlio pirmos dalies turinį. Na ir pokyčiai čia irgi yra tam tikri, kai kas lieka klasika. Mes vėl vadovavomės tuo pačiu principu, kad tas, kas pasiteisino, kas veikia, mes negriauname, kartu papildome tam tikromis naujovėmis. Ir trumpai apibendrinimas būtent skyrių struktūrą, tai pirma dalis 4 skyriai, aš galėčiau pasakyti, kad pirma dalis tai yra viduramžių istorija. Antra dalis jau bus naujieji laikai. Ankstesnėme vadovėlio versijoje buvo šiek tiek pas mus sumaišyta. Dalis viduramžių būdavo antroje dalyje ir kildavo mokiniams ir kiek teko kalbėti su kolegoms, nes ta bendravimo dalinimosi gerąją patirtimi patirtis mums yra labai naudinga ir mes atnaujindami vadovėlį mes vadovavomės ne tik tai istorijos programomis, bet ir tą patirtimį ir tais pasidalimais, kuriais dalinamės būtent su kolegomis. Ir dabar pirma dalis tai yra viduramžių istorija. Pirmas skyrius apibendrintai tai yra ankstyvieji viduramžiai, čia irgi yra klasikinės temos, Bizantija, Arabų kalifatas, feodalizmas. Vikingų programoje yra jau kaip papildoma tema, tai mes ją padarome temą plus. Aš žinau, kad ta tema iš tikrųjų su vaikais pasiteisina ir yra dirbanti. Antras skyrius yra valdžia ir galia viduramžiais, tai yra, jeigu taip kalbint istoriografiškai, tai yra brangieji viduramžiai, kryžiaus žygiai, popiežiaus ir Šventosios Romos imperatoriaus kova dėl valdžios, miestai, riteriai, valstiečiai. Ir trečias skyrius tai yra daugiau skirtas viduramžių kultūrai, pasaulėžiūros ypatumams, mokslui, universiteto atsiradimams ir šalia to atsiranda irgi keli tokie rimtesni didaktiniai perstumdymai, tai yra viduramžių valstybės. Mes į vieną temą dedame parodyti visą procesą nuo feodalinio susiskaldimo iki centralizuotų valstybių, konkrečiai Prancūzijos, Anglijos atveju parodymų. Tai yra viena tema. Taip pat tema karui, marui, badui, paskutinė tema, tai yra papildoma tema. Irgi programoje yra tam tik užsiminimas apie tuos dalykus, tai mes irgi tai skiriame visą temą. Manau, irgi maro tema, kiek teko bendrauti su mokytojais, vis dėlto dirbdavo ir būdavo turbūt viena iš įdomiausių aštuntokams. Ir ketvirtas skyrius Lietuva. Čia daug irgi yra permainų. Mes atsisakome temų, kurios galbūt ne taip sėkmingai dirbo. Tai yra valstybės priešaušris, pagoniškoji visuomenė, nes daug kas kartojasi iš tikrųjų ir su 7 klasės vadovėliu, tie patys pagonybės bruožai. Šiuo atveju mes žiūrime taip, kad tai yra pirma tema yra būtent kaip susidarė Lietuvos valstybė. Antras dalykas tai yra kovos su kryžiuočiais. Trečias būtent Gediminaičių dinastijos valdymas ir Lietuvos krikštas, kas irgi akcentuojamas ypatingai programoje dalykas ir tam tikras lūžio momentas mūsų istorijoje, kad tai būtų matytųsi. Anksčiau visą tai, sakykime, kas buvo su Jogaila Vytautu, keliaudavo į antrą dalį ir vaikams būdavo sunku susidėlioti nuoseklų chronologinį vaizdą vis dėlto tos viduramžių epochos Lietuvoje. Dabar viskas nuo Mindaugo iki Vytauto bus viename skyriuje. Taigi tas turinys yra klasikinis, bet irgi yra tam tikrų rimtų perstumdymų, kurie atliepia tiek programą, tiek mokytojų praktikų patirtį.
Kiekvienos skyriaus struktūra irgi jinai išlieka panaši į mūsų atnaujintus vadovėlius. Tai yra, kiekvieną skyrių mes pradame įvadu, tai būdavo ir mūsų ankstesnėme vadovėlėje, tačiau pats įvadas dabar pasikeičia. Tai yra, atsiranda pagrindinė laiko juosta, pagrindinis žemėlapis, pagrindiniai temas vedantis klausimai, taip pat e, intriguojantis trumpas įvadinis pristatymas to, ką jie nagrinės skyriuje. Taigi vizualiai tiek tam tikra didaktinė medžiaga įvadas skiriasi nuo to, kas buvo ankstesnėme mūsų vadovėlio leidime. Kalbant apie temas, temų apimtis, mes irgi tarėmės su kolegomis, svarstėme įvairius variantus, vis dėlto pasilikome, kad aštuntokams pats optimaliausias yra 3 puslapiai. Tema 3 puslapiai, tai ir visos mūsų temos atnaujintame vadovėlėje bus 3 puslapių apimties. Tai yra, mes neapkrauname moksleivių temomis, kurių siekia apimtis 5-6 puslapiai. Manome, kad vis dėlto tą pagrindinę medžiagą reikia skaidyti ir pateikti moksleiviams kuo paprasčiau ir aiškiau, kad jie žinotų pagrindinę temos fabulą ir atskirtų, kas toje temoje yra nagrinėjama. Ir naujos Vytauto temos pavyzdys, tai yra irgi 3 puslapiai. Kiekvienoje tema pradedama įvadinių, tam tikrų probleminių ar besudominančių klausimų. Tai yra, įsivaizduokime, kad mes ateiname į pamoką ir padedame moksleiviams pasakoti apie Vytautą. Tai būtent čia kažkoks tai yra užkabinimas, nuo ko mes galėtume tai pradėti. Temos yra paprastos ir temos plus, tai yra tos temos plus, kurios yra neprograminės, bet jas galima irgi panaudoti. Mes manome, kaip ir pateikiau anksčiau pavyzdį su vikingais. Tai bus ir tokių daugiau temų, ir antroje dalyje, ir pirmoje. Pats poskyris ir skyriai, jie yra struktūruoti. Visas tekstas yra gerokai peržiūrėtas ir supaprastintas, lyginant su senesne vadovėlio versija. Mes vengiame tokių frazeologizmų, perfrazimų, daugiau stengiamės orientuotis į aiškesnį, paprastesnį ir trumpesnį tekstą. Kas atsiranda naujo, tai yra istorija iš arčiau blokas. Tai anksčiau būdavo atskiras elementas skyriaus pabaigoje, dabar tų istorijų iš arčiau, arba kaip kalbėčiau paprastai, istorijos įdomybių bus kiekvienoje temoje. Mes ten stengiamės surasti kažkokių tai įdomesnių momentų, kurie galbūt skirti tiems mokiniams, kurie domisi istoriją plačiau, tiek ir kitiems, tai yra kažkokie tai įdomesni momentai. Kaip ir čia pavyzdys yra, mes pasakome apie Oną Vytautienę, kuri irgi beje yra programinė asmenybė. Čia mes pateikėme ne tai, kad kada jinai gimė, kada jinai mirė, bet būtent įdomesnius dalykus, kaip, sakykime, Vytautas Didysis ją gerbė, mylėjo, kad tai buvo viena iš pirmųjų moterų, kuri mokėjo skaityti, ką jinai kolekcionavo. Tai yra, žodžiu, stengiamės mokinį sudominti būtent šią istorijos asmenybę. Be istorijos arčiau, tai yra šaltiniai, vaizdiniai ir rašytiniai. Dalis jų keičiasi, dalis lieka ankstesnių, nes, vėlgi, yra tam tikra šaltinių klasika. Jeigu yra tema apie Gediminą, tai aišku, ten bus įdėtas Gedimino laiškas. Jeigu yra ten tema irgi apie kažkokią tai Mindaugą, tai be abejo turėtų būti kažkoks tai dokumentas apie jo krikštą arba apie jo karūnavimą. Tai tie klasikiniai šaltiniai pas mus bus kiekvienoje temoje. Aišku, ir atsiras naujų priklausomai nuo to, ar tas buvęs anksčiau pasiteisino, ar jis dirbo, ar jis buvo įdomus, tai irgi tų naujų šaltinių atsiranda. Ir vizualinė medžiaga, jinai keičiasi, kai kur net 50%. Ateina naujos iliustracijos, stengiame, kad jos būtų vaizdžios, kad jos kalbėtų, kad jos dirbtų, kad jos formuotų mokinių vaizduotę. Kitas naujas elementas, kurio pas mus irgi nebuvo laikas 8 vadovėlėje, tai yra temos laiko juosta. Ji bus tose temose, kur yra daugiau chronologinės medžiagos, daugiau datų. Manome, kad tai padės moksleiviams geriau orientuotis, kai visa ta laiko juosta bus pas juos prieš akis temoje, o ne kur nors numesta į skyriaus įvadą ar kitose struktūrinėse vadovėlio dalyse. Žinotinios sąvokos ir asmenybės, ir anksčiau pas mus būdavo jos paryškintos. Dabar principas yra tas pats, kaip maždaug ir atnaujintame vadovėlė laikas 7. Tai yra, mes ryškiname daug istorijos asmenybių ir sąvokų, ne tik programinių, nes dažnai, jeigu mes vadovausime tik programos kontekstu, to nepakanka įtvirtinti tam tikros temos medžiagą, nes jinai dažnai yra tokia labai ribota. Pavyzdžiui, matėte patys programoje, kai kurios temos yra labai daug sąvokinės medžiagos, kitose iš vis nieko nėra. Taip ir šiuo atveju tos sąvokos, kurios yra programinės, bus paryškintos mėlynai. Tos, kurios yra kontekstinės, yra papildomos, liks juodos. Visos sąvokos, kaip ir laikas 7 atnaujintame vadovėlyje, ir visos asmenybės bus paaiškintos vadovėlio gale esančiame žodyne ir istorijos asmenybių
na, tokiuose biogramose trumpose, ten jas rasite. Diskutavome irgi daug su kolegomis, vieni sako, kad dėkite į temą, kiti sako, kad galbūt ir jūs teisingai čia pasielgėte. Na, čia vėlgi, sakyčiau, 50 prieš 50% yra šio sprendimo efektyvumas. Mes sudėjome, kad ir čia vat, į patį vadovėlio galą, kur mokinys randa ir šių sąvokų paaiškinimus ir asmenybių biogramas. Dabar metodinis aparatas irgi jis yra visas peržiūrėtas, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau vadovėliuose. Naujiena tai, kad ko nebuvo 2014 metų leidimo vadovėlė, tie klausimai yra diferencijuoti, tie patys principai kaip ir mūsų kitose vadovėliuose, tai yra lengvas klausimas, žymime burbuliuką, vidutinio sunkumo burbuliuką su tamsia puse ir sunkus klausimas tai yra tamsus burbuliukas. Taip pat atskiri klausimai darbui poromis ir darbui grupėmis. Kaip minėjau, visi klausimai yra peržiūrėti, dalis jų suderinta, kurie yra suderinami su vaizdiniais šaltiniais ir istoriniais rašytiniais šaltiniais, kurie yra temoje. Kiti irgi, sakykime, orientuoti yra į vairias kompetencijų ugdymą, tai yra skaitmeninė kompetencija, rasti kažką tai, sakykime, internete, tam tikrą temą, parengti pristatymą, kūrybiškumo, kultūros pažintinė kompetencija, visi tie dalykai yra apgalvoti ir pas mus tuose klausimuose, būtent metodiniuose aparatuose atsispindi. Ir kitas temos pavyzdys dešinėje, tai yra Žalgirio mūšis, jūs galite irgi nebijoju, kad matėte mūsų senesnį vadovėlį ir ta tema keičiasi, tai mes padarome, įdedame visiškai naujas rekonstrukcijas, Ryti kryžiuočio riterio, LDK kario, naujas šaltinis, Vytauto laiškas kryžiuočiams, klasika, tai yra vėlgi Mateikos Žalgirio mūšio paveikslas, įdomybė, kas buvo lietuviai Žalgirio mūšyje, bėgliai ar didvyriai, tai yra trumpas supažindinimas su to, kaip keitėsi požiūris į mūsų kariuomenę, kuri dalyvavo Žalgirio mūšyje, kad iš pradžių tai buvo remiamasi Janu Dlugošu, kurio pasakojimu mūsiškiai pabėgo, o po to pateikėme istoriko Sveno Ekdalio įrodymą, kad tai vis dėlto buvo apgalvotas manevras. Taip pat irgi dar viena įdomybė apie kryžiuočių vėliavas Vilniaus katedroje, kad ten jos kabėjo būtent po Žalgirio mūšio. Taigi tokių momentų mes bandome ieškoti kiekvienoje temoje, kas galėtų sudominti moksleivius, paskatintų juos domėtis istoriją plačiau. Ir tas pats su klausimais, tai yra temoje 5 klausimai, 3 įvairiems lygiams ir dar 2 gale, tai yra darbui poromis ir darbui grupėmis. Tai toks pats principas visų temų bus ir kitose temose vadovėlio. Tai yra 3 puslapiai. Įvadas, vaizdiniai rašytiniai šaltiniai, istorija iš arčiau, diferencijuoti klausimai. Ta konstrukcija iš esmės nesiskirs nuo to, ką jūs matėte laikas 7 atnaujintame vadovėlyje. Kitas elementas, kuris gana keičiasi, tai yra skyriaus santrauka. Irgi buvo daug diskusijų, ar tai reikalinga. Na, dauguma vis dėlto kolegų pasisakė, kad tas pasikartojimas yra, kaip mes sakome, mokslo motina ir tai yra reikalingas elementas būtent vadovėlė. Tai mes šiek tiek padarome jį rimtesnį jau atnaujintame vadovėlėje, tai yra daugiau informacijos lyginant su ankstesniais laikais. Taip pat naujas elementas tai yra praeitis dabartyje. Tai yra mes bandome mokiniams pateikti tam tikrus įvykius, kas iš to, ką jie nagrinėjo skyriuje, turi tam tikrą sąšauką dabartyje. Tai kad šiuo atveju yra skyrius Lietuvos istorija, LDK istorija. Tai mes kalbame ir apie valstybės atsiradimą būtent tuo laikotarpiu, apie mūsų herbo, Vyties, galų gale vaikų vardai, Algirdas, Vytautas, Morta, būtent atsirado tuo laikotarpiu. Irgi mes tuos svarbiausius dalykus išiškiname, kad jie matytų tai, kas įvyko praeitie, kaip tai atsispindi dabartyje. Šis elementas irgi bus kiekviename skyriuje. Istorija aktyviai, tai yra pavyzdys į tai, kad transformavosi mūsų metodai, kurie buvo irgi laikas 8 vadovėliai, jų buvo įvairių, išvyka į muziejų, rašytinio šaltinio nagrinėjimas, vaizdinio šaltinio nagrinėjimas. Mes tuos dalykus kai kuriuos paliekame, kaip vaizdinio šaltinio nagrinėjimas, karikatūra, kuri irgi bus antroje dalyje, tačiau kartu atsiranda ir naujų istoriją aktyviai rubrikų, irgi kurios paremtos vakarietišką patirtį. Mes žiūrime, ką pateikia tokio amžiaus vaikams būtent mūsų kolegos užsienyje. Ir šiuo atveju tai yra istorijos aplanko kūrimas, tai vadinamojo portfolio. Tai aišku, orientuota į kompetencijų ugdymą, kartu tai yra savotiškas galbūt ir mokytojo knygos elementas pačiame vadovėlėje. Tai yra pateikiamos idėjos, ką galima realizuoti papildomai prie tų klasikinių temų. Ar tai veikia? Na, sudėti pavyzdžiai, tai yra šaunių
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos mokinių darbai, kurie parodo, kad tai įmanoma įgyvendinti ir kad tai tikrai pasiteisina ir tai turi tam tikrą labai rimtą efektą ir mokinių motyvacijai, ir, sakykime, žingeidumui, ir domėjimuisi istorija. Šiuo atveju dėti irgi jų darbelį apie vikingus ir apie viduramžių pasaulėžiūrą. Tai va, tokių elementų bus kiekvieno skyriaus pabaigoje. Irgi nebejoju, kad jūs matėte juos mūsų atnaujintame vadovėlyje laikas 7. Tai čia bus tematiškai labiau priderinta prie viduramžių ir naujųjų laikų istorijos. Kitas elementas, kurio pas mus nebuvo ankstesnėme vadovėlyje, tai yra tyriamasis darbas. Mes jo neįvedinėjame 5-6 klasėje, nes manėme, kad vis dėlto ten turėtų būti tikslas sudominti vaikus istoriją. Na, o 7-8 tai jau galima pradėti šiek tiek rimčiau domėtis ją ir tirti. 7 klasėje matėte mūsų tyrimus apie baltų paveldą, apie antikos architektūros paveldą. Šiuo atveju mes pabandėme irgi sukurti tyrimąjį darbą skirtą pilims. Ir matėte, ir programos yra tam tikras turinio momentas skirtas pilių LDK istorijai. Tai šiuo atveju mes tai siūlome pateikti kaip tyrimąjį darbą, kad mokiniai nekaltų kažkas tai datas apie tam tikros pilies istoriją, bet pasidomėtų jos istoriją, paremtų pristatymą ir plačiau pristatytų tą pilį klasiai arba galbūt net mokyklai. Tai pirmoje dalyje bus viduramžių Lietuvos pilis tyriamasis darbas, o antroje dalyje bus skirtas būtent maldos namams abiejų tautų respublikos laikotarpio ir LDK, ko irgi programoje yra tam tikra nuoroda į bažnytinį architektūros paveldą, būtent naujų laikų susijusių su LDK. Tai mes tai bandysime irgi spręsti per tyrimąjį darbą. Tai irgi, žodžiu, naujas elementas laikas 8 vadovėlį. Na ir anksčiau kiekvienas skyrius susibaigdavo patikros puslapių ar išmokai. Pas mus jau matėte irgi mūsų atnaujintus vadovėlius, tai transformavosi į bloką žinau, moku, galiu. Tai vėlgi jis yra skirtas įtvirtinti tą pagrindinę medžiagą, kurie išėjo kiekviename skyriuje. Jeigu mes turime, vėl grįžtu prie LDK skyriaus, tai yra svarbiausios sąvokos, sąvokinė medžiaga, istorijos asmenybės. Mes siūlome jiems atpažinti, kas su kuo dera, kuri asmenybė kur yra vaizduojama. Tai yra irgi tos asmenybės atrinktos programinės. Tai yra Algirdas, Vytautas Didysis, Ona Vytautienė, būtent tos svarbiausios asmenybės yra pateikiamos toje užduotijėlėje. Taip pat, na, turbūt tie, kas sekate naujienas, matėte, kad keičiasi istorijos egzamino struktūra ir šalia testo atsiranda samprotavimo rašinio kūrimas. Na, manome, kad jau 8 klasėje galima čia judėti tą kryptimį ir mes, kaip ir 7 klasėje, mes siūlome, kad jie remdamiesi įgytomis žiniomis parašytų kažkokį trumpą tekstą. Tai šiuo atveju yra, kad jie pabandytų paaiškinti Lietuvos krikšto reikšmę. Tai kad paprasčiausiai pradėti jau juos mokyti, kažkiek tai judėti link samprotavimo rašinio būtent jau nuo 8 klasės, kad jie įgytų bent jau tam tikrų, nors ir primityvių galbūt įgūdžių, bet tai būtų irgi žingsnis į priekį, tą kryptimį. Taip pat paliekame užduotį, kad jie ištaisytų, kas yra neteisinga tam tikrose teiginiuose. Tai užduotis buvo ir mūsų 7, ir 6, ir 5 klasės vadovėliuose. Chronologija, be kurios istorijoje neapsieisi, tai yra laikas ir erdvė, tai yra laiko juostoje, orientacija, svarbiausi Lietuvos įvykiai laiko juostoje. Na ir žinoma, žemėlapis, kuriame atsispindi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės plėtra. Tai yra, mokiniams reikia atpažinti sutartinius tam tikrus objektus ir galų gale tai yra pasitikrinti blokas dabar tu gali, kur mokinys gali iš esmės pasižiūrėti, kaip jam sekėsi ir jis gali paaiškinti tam tikrus dalykus iškeltus istorijos programoje ir kurie yra svarbiausi dalykai būtent šioje temoje. Taigi, tai yra pagrindiniai mūsų laikas 8 istorijos vadovėlio elementai. Jie tikrai yra panašus į tai, ką mes jau jums pateikėme atnaujintose kitose istorijos vadovėliuose, ir mes išlaikome bendrą sistemą nuo 5 iki 10 klasės visų elementų, kurie mūsų vadovėliuose yra.